Kalbant apie LinkedIn, visą laiką svarbu pakalbėti ir apie socialinių tinklų etiketą. Kiekvienas socialinis tinklas turi savo etiketą, savo taisyklės nerašytas ir jas yra svarbu žinoti. Tai dabar šiek tiek apie tai. Stiprus etiketas yra svarbus dėl kelių dalykų, dėl kelių faktų. Tai visų pirma, jūs parodote savo vertę, savo ekspertiškumą, auginate reikšmingus santykius, pagerinate savo asmeninį įvaizdį ir aišku, kuriate pasitikėjimą. Nes geras etiketas jis visą laiką atneša tik tai pliusų, niekada neatneša minusų. Tai būtent tą reikėtų ir atsiminti, kad jeigu kažkas komentuoja, pagalvokite, ar jūsų atsakymas ten kažkiam trolinimui, ar negatyviems komentarams, ar įžeidimams, ar jis jūs gerojai perspektyvai parodys, ar gal kaip tik priešingai ir ką reikėtų daryti. Kodėl tai yra svarbu? Nes 78% verslo profesionalų tiki, kad gerų manierų stygius gali stipriai pakenkti įmonės reputacijai. Tai mes visą laiką, kai kalbam su žmonėm, mes bandom akcentuoti, kad, kaip ir minėjau, jūs esate įmonės ambasadoriai ir jūsų etiketo laikymas šioje platformoje taip pat ir parodo, kad organizacija yra gera, stipri, tvarkinga, taip, kuomet priešinga situacija irgi pakenktų įmonės įvaizdžiui. Ir manau, kad reikėtų pagalvoti kiekvienam iš mūsų, žiūrinčiam šį kursą, klausančiam, ar teko susidurti su negatyviais komentarais ir jeigu taip, tai galbūt nepamiršti, kaip reikėtų su jais elgtis, kad ne visą laiką reiktų atsakinėti, kad ne visą laiką reiktų įsitraukti tas negatyvias diskusijas. Ir negatyvus komentarai tai nėra tie, kur žmonės nesutinka su mūsų nuomonė. Tai yra komentarai, kuriuose tiesiogiai priešiškai yra pasisakoma ir kritikuojama, bet ne iš tos tokios sveikos kritikos, bet iš tos tokios, kuri tikrai jau yra įžeidžianti ir labai labai negatyvi. Tai kaip galite reaguoti į komentarus, kurie yra įžeidžiantys? Galite tiesiog būti mandagus, galite įsigilinti į problemą, bandyti mokytis iš grįžtamojo ryšio, taip pasitelkti humorą, bet niekada nepasiduokite spaudimui, neprimkite asmeniškai ir jeigu tai yra normalus komentaras, trinti jo nesiūlau, jeigu tai yra adekvatus komentaras, bet galbūt nesutinkate su jūsų nuomonė. Bet jeigu tai yra komentaras, kuris tiesiog įžeidžia, visą laiką galite jį taip pat ištrinti.